pristatymas toks Mindaugas jau, čia turbūt ir jūs jau buvę vienoj, kiek prisimenu, jūs buvo. Ir būtent mano tas paskaitų procesas vyksta, jisai gimė prieš 3 metus iš tikrųjų. Gal dar anksčiau gimė, bet dar vis aš tuo, ką noriu daryti ir imtis, aš abejojau, nes aš iš tų žmonių, kur aš jeigu kažko užsiimu, tai mato, čia kraštutinumas tas yra. Žinot, kaip būna tokių žmonių, arba į vieną pusę jie eina, arba į kitą iš karto eina. Tai aš dabar apsisprendžiau, kad aš jau iki gyvos galvos būsiu šito mokslo praktikas ir teoretikas. Nes atėjo tas laikas, vat kaip ir aš iš jūsų girdėjau, kad kažkoks tai laikas atėjęs ir senai, ir dabar jisai, tai yra ateina tokie karminiai momentai žmogaus gyvenime. Mes tą karmą visi linksniuojam, apie tą karmą visi. Amerikoje net ant langų kažkur rašus, tai ant mašinų, kad ten užmuš mano karmą, arba dar ten kažką tokias, va, jau juokėsi iš tos karmos, tiesiog jau prasidėjo masinis toks juokas. Bet iš tikrųjų, kas tai yra? Vienas toks momentas yra, praktiškai tai yra visų religijų pamatas karma. Visų, be išimties, ar vetos, ar krikščionybė, ar budizmas, mes iš jos sukurti, mes iš jos šitas visas sudaryta tiesiog. Ir esmė yra, ta karma visi galvoja, kad kokia lemtis, nulemta ir jau viskas. Jau žmogui, jau karma, tai jau tu žinok, kad tu nepakeisi, jau Dievas tau davė ir kiti dar keikia tą Dievą, sako, kad va, kur čia gali būti. Sako, va, žuvo ten kažkas pas mane šeimoje, arba susirgo labai sunkiai, kur tas Dievas? Sako, kaip čia suprastų. Ir labai daug tokių. Aš nežinau, ar jums teko susidurti, aš tai dabar šiuo metu tai mažiau, bet anksčiau, kaip ten biškį gilindavaus, dar su daugeliu labai kalbėdavau apie tai, matot, nes ne su visais apie tai gali ir kalbėti, nes ne visiems gali šitą perduoti dalyką, nes kiti jie nepriima to, nes jie dar gyvena tam karminiam lygmenį, aš paskui paaiškinsiu. Ir jiem visiškai neįdomu, kas čia vyksta. Absoliučiai. Na. Pavyzdys, vat, mano brolis dabar su žmona. Ja. Mamos gimtadienį rengti reikia. Ten viskas tvarkoja. Aš sakau, dėl alkoholio būtų gerai gal ir prie mėsos, žinai, aš jam ten per daug taip neperšu. O jie tiesiog eina taip ir jau, aš net nefanatiškai, aš net nepriimu jų, kaip aš nežeminu jų, jų likimas yra viskas, aš jam paaiškinu. Bet jie tiesiog, ir aš matau jų tą karmos gabalėlį, kurie jie atsikirpė dabar turis ir jo neišimsi, viskas. Išims tik tai laikas. Ir vat, dabar gal aš jau pradėsiu tada nuo tos karmos, aš čia kompiuterį mažiau, aš daugiau, o taip pasiruošiu, man patogiau žyminės, vėl lenta bus. Mėgstu daugiau tokį praktiškumą, nes kadangi vien tik kalbant, tai praktiškai viskas išgaruoja labai greitai, kada užsirašai ir pasižiūri, tai daugiau. Dabar karmą sudaro ne veiksmai šiaip jau. Mes visi galvojam, kad karmą sudaro tai kažkoks veiksmas, kurį aš atlieku, kažką paimu, kažkur pernešu, kažkam suduodu, dar kažką. Karma tai yra motyvacija, pati karma, nes matot, net Kristaus moksle pasakyta, ką pasiesi, tą ir pjausi. Ką pasiesi, nu tai iki sėjos, kas vyksta sėjos. Va žmonės dabar sėt, jau ruošias dabar. Ne. Pavasarį jau jie galvoja apie sėją, ten kaip čia, kaip trešta dirba, kaip viską, ne, jau jie pradeda. Tai va jau yra motyvas pas juos, reiškia. Jie dar sėklos į dirvą nepadėję, bet jau jie masto motivaciją. Kas tą motyvaciją dabar sukelia? Kokie motyvai tam yra? Tai va, dabar iš karto aš gal ir užrašysiu iš karto, kad būtų aiškiau. Va, motyvai yra pas žmogų. Ir iš tų motyvų yra pas mus, va jau jūs tai tikrai žinosit, ir čia, visi, kas čia esate, tikrai jau jie tiek studijuoja, tai yra noras laimės kažkokios pasiekti ir yra išvengti nelaimių. Du motyvai yra. Noras laimės ir noras išvengti nelaimių. Nu, kiekvienas, vienu žodžiu, mes trokštam, kad vien kažkokie geri dalykai ateitų pas mus gyvenime. Ir stengiamės perlipti per tą visą barjerą, kad nieks blogo neatsitiktų. Bet pasižiūrėkit, kokiu būna atsitikimų.
Ir čia nesenas toks reikalas, čia turbūt jisai vyko prieš 3 gal metus ir Facebook'e čia rašė visur. Iš Italijos, man atrodo, lėktuvas turėjo pakilti ir skristi kažkokią šalį, aš ten tų šalių nelabai žiūriu, bet ir net 2 asmenys, man atrodo, aš bijau suklysti, gal jūs girdėjau šitą istoriją, ar 2 ar 1, bet man atrodo 2. Vienu žodžiu, vienas su mašina sugedo ir kaip dažniausiai kažkas mums atsitinka kely, mes kelkimės, aš dažnai būna, kokį ratą nuleidžia, ar ką, dar kas sutrukdo, kažkas tai pasimaišo, tai tiesiog kaip nervas, bet mes ko nepastebim. Aš dabar pasakosiu, kas įvyko. Kaip jisai, o kita moteriškė, kažkas atsitiko su batais. Ar šniureliai ten iš parduotuvės nusipirko tos batus ir vienu žodžiu ten užsikabino jai už kojos, ar kas ten suplyšo, ten jinai grįžo į tą parduotuvę, šitą istoriją gan žymi. Ir jie nespėjo tą lėktuvą. Įsivaizduojat, nespėjo, nusivylė, ten vieni keikėsi, kiti ne, žinai, ten tas vyriškis, man atrodo, nepatenkintas buvo, bet iš vidaus kaip ir. Ir paskui grįžo jau jie, kadangi nespėjo, tas lėktuvas nukrito. Ir visi žuvo tam lėktuvai, įsivaizduojat. Ir tada įsivaizduokit, kad kaip mes nesekam gyvenimu ir kartais būna. Tai mes norim tos laimės. Ne? Ir tą laimę galvom, suspėsiu lėktuvą, tai būsiu laimingas, jei nespėsiu, tai viskas kažkas tai tikrai, kažkokia, negali būti, su manim, negali tikrai būti, aš turiu visur suspėti, ne? O kartais, įsivaizduokit, mūsų saugo paramatma iš vidaus, jinai diktuoja. Ir jeigu mes jau skubam, mes jos neklausom, tiesiog grubiai mūsų sustabdo, tiesiog sustabdo, tau dar nelaikas. Vat kaip mane, paėmė ir sustabdė, gavau per makaulę, aš sustabdė, grąžino atgal ir po kažkiek laiko pradėjau net tokią veiklą jau giliai domėtis, ne paviršutiniškai. Šiaip aš giliai domiuosi jau nuo senai, bet kai biškį nuklysdavau, pasižiūrėt, kas toj pusėje, pasižiūrėdavau, vėl iš naujo, pamatuodavau, vėl sugrįždavau, skonis ateidavo, gilesnis tas ir vis taip aukštyn ir dabar žiūriu, iš vis jau praktiškai pradėjau jausti šitą. Nemoku paaiškinti, perduoti labai sunku, ką tai reiškia jaust. Tai reiškia, kada tas yra tikėjimas, ne toks kaip paskristų, kur pasakysi, yra eini vandenio viršum. Ten, aišku, yra mistinės jogos, ten toli gražu ir kali jūgo jos neduodamos. Kali jūga tai dabartinis mūsų amžius, jeigu teko girdėti, tai yra vaidų, nesantaikos, vaidmainystės, pykčio amžius. Jisai labai trumpas, 400. Tų metų ir per šitą etapą dabar jau 5000 praėjo metų. Tai degradacija ryškiai matosi, nes mes galvojam, kad mes nedegraduojam, mes galvojam, kad čia mes tobulėjam. Kada stikliniai dangoraižiai kyla viskas, tai čia nėra tobulėjimas. Čia, aišku, atskira tema. Ir vienu žodžiu ieško, mes tie motyvai, ta motyvacija, jau karma prasidėjo. Aš ką šiandien galvojau, pradėjau mąstyti, kažkas išlindo pas mane. Tas išlindo, tai po to prieisim, čia vėl lentelę braižysiu ir turiu visą, nežinau ar tils, bet aš būtų tokia didelė, tas skaidris reiks kitą kartą. Tai labai patogu su lasdelė įsijungi, nes šiam lenta labai maža be galo, aš negaliu apibrėžti. Ir motyvacija tie norai, ir kiekvienas nori tų gerų norų, bet mes kartais tuos norus blogus sumaišom su gerais. Pavyzdys, daleiskim, žiūrėkit, kiek daug žmonių vertina alkoholį, dar kažką, narkotikus, jie galvoja, kad tai yra gerai, ir jie įsitikinę pilnai. Tu dar kažkam pradėk aiškint, kad tu negerk ar ką, tai jis įsakys, kad biškit, to nedarai, to, tai ką tau su galva kas nors netvarkoja. Sakė, kad daug prarandu. Sako, tai kaip tu atsipalaiduoji, aš sakau, aš tengiuos neįsisimti. Jo, čia tas yra. Tai ta motyvacija, tie gerieji norai, blogieji norai, ir jie svarbiausiai visi lieka, jie niekur nedingsta. Va šiandien, ką aš mačiau visos dienos buviai, ir tie mąstymai kiekvieną dieną jie tie patys būna, sukasi. Tai viskas lieka, viskas, neįsitrina niekas. Kaip aš jau čia minėjau, kiek kartų, kai būna tie baitai, ir kaip tai net negebaitai, būna 3-2 gebaitai, net tabai, būna dar didesni. Tai pas mus instaliuota čia milijonas tabų. Tai įsivaizduokit, į šitą gali sukišti materialų, kažkas sugalvojo, žmogus pats sukūrė, kažkur davė jam tą intelektą sukūrė,
gali tos informacijos tiek prikišti. Tai pas mus milijoną tų tabų. Ir tuos tabus mes nešamės per visus gyvenimus. Yra reinkarnacija. Karma su reinkarnacija labai dera. Labai stipriai. Nes karma jinai gimsta su laike. Va šios dienos laikas jau mes turim karmą. Arba gerą, arba blogą. Nie ta gera, nie ta bloga nieko neįspręs. Čia vėlesnė bus ta. Ir vienu žodžiu, nu tai va, karma prasideda ne nuo to, kad mes kažkam tai ten jau spriktą duodam ar ką, ar kažką užgaunam, bet nuo motyvų. Jau tie motyvai yra iš vidaus kūrimi, jau jinai prasideda. Tai va, ir su tais motyvais yra labai įdomus toks momentas. Ir dabar vat galima bus kaip tik ir panagrinėti, kaip čia viskas gaunasi. Pradėsim nuo to. Čia aš gal tos klaidelės nebražysiu. Čia karma. Tai yra motyvas. Motyvas. Nu tai va, ką ir kalbėjom, va, kažkokių minčių, čia apeisim ratu, čia yra kaip ratas samsaros, jis uždaras. Dėl to žmonės mano, kad karma yra nulemta ir jos nepakeisti, dėl to, kad jie šitam rate kai voverė sukas ir negali išeiti iš jo. O viską keist gali. Viskas yra mums duota Dievo, kad mes viską keist galim. Absoliučiai viską. Yra tokia karma, kurios jau nepakeisti, nulemta jinai yra. Bet labai mažas kiekis žmonių, aš net procentaliai. Čia aš ne savo galvo, žinokit, kalbu, čia aš galiu pasakyti. Čia Juga, Sutra, Dharma Šastra, Bhagavad Gita remiuosi aš. Ne savo galvą. Aš savo galvą remsiuos tik iš mažos patirties, ką aš patyręs. Ir aš labai mėgstu savo galvą remtis, todėl kad aš 100% įsitikinęs, ką aš turiu pas save. Nors čia tie išminčiai, ką čia surašė, čia yra 100% taisyklė ir atitinka 100% viską, be abejonių. Bet kadangi mes nepatikrinam, tikėjimo nėra, brūkta, gal sakė, gal nesakė. Tai bet čia yra, ir va ta motyvacija dabar, kaip jinai prasideda, tai baimė kentėti, noris tenkintis jausmus, kūrimos naujų veiksmų grandinės, dabartinių gyvenimų motyvai, protė, veiksme žodė, motyvacinis principas visoks. Ta prasme, kažkoks siekis eina link to, jau mes pradedam motyvuoti savo gyvenimą. Čia paskui, kaip ratas ateis, bus aiškiau jums, nes nežinia net nuo kur pradėti, nuo čia, nuo visur gali. Bet kadangi ta karma, vat kaip jinai susikūrė. Ir toliau eina samskara. Jau prie to samskaro, va čia va ta pasąmonė yra tos samskaros. Aišku, jinai ten dalinė, čia ilga labai tema. Samskara. Vadinasi sėkla. Sėkla. Vat čia ir yra ta pasąmonė, bet jinai, ta pati pasąmonė, jinai susideda iš begalybės ten visokių veiksmų. Bet ta samskara, jinai gali tą vaisių tau sudaiginti, o gali ne. Už tai vadinasi sėkla. Čia mes kaip jau pradedam apmastyti kažkokius daryti, reiškia mes iš karto pasėjom. O dabar, net ką aš galvoju, kai jums ateina, aš jau pasėjau sėklą. Nesvarbu, vienos jos išdygs, kitos neišdygs, kitos laukia ateities kartu, kaip sakyti, išdygimui. Trečios čia paskui pasiaiškinti. Ir ta sėkla atsiranda. Pėdsakas, faktas, štampas, tai yra 65, aš jau anksčiau kalbėjau, apie tą kaip pasąmonę kalbėjau, bet vis neprieidavau iki galo. Tai tie 65 000, kur šį gyvenimą mes jas galim jau vaisius valgyti iš jų. Ir valgom mes iš tikrųjų, ne tik galim jau, valgom akivaizdžiai, nes jos kartais vieni geriau, kiti mažiau. Ir čia, jeigu pavyzdį duot, kaip tai skamba, tai praktiškai žinot, kaip anksčiau būdavo fotografuoja ir iš tų senovinių tokių fotoaparatų būna tos juostelės, kur merkia į vandenį, tą daro kaip jie negatyvai, ne, ten tokie. Ir tada išryškėja kadras, o kol tu nufotografuoji juostoj, dar nesimato jo, ten viduj, kol išimi juostą. Tai čia tas praktiškai, va, šitą, ką mes iš čia persinešam į samskaras ir sėklas, jų mes net nematom. O dabar, va, kas viduj yra, ką aš šiandien įsitraukiu, ką aš jaučiu. Tai aš jaučiu, bet tūkstančiai milijonai jų nesimato. Mes net nežinom ir jos mums neišsiduos, jos taip lengvai nepasiduoda. Ir kas svarbiausiai,
jų yra ir gerų, ir blogų. Jų yra trilijonai gerų ir trilijonai blogų. Mes nežinom, ką aš padariau. Šį gyvenimą aš jau žinau, ką aš padaręs. Tai aš jau žinau. Ten yra, kurios veiks, jau dabar iš karto veikia. Ten irgi pasiaiškinimas toks bus vėliau gal. Šiandien nespėsiu, bijau taip sakyti, nes aš kaip pasakau, paskui atgal negrįžtų, tai nespėju. Matot, 2 valandų čia neužtenka. Čia aš galiu kalbėti visą parą praktiškai. Ta samskara vienu žodžiu ir tada kas gaunasi. Pasėjam tą sėklą. Ir dabar, žiūrėkit, mes vieną sėklas laikom namuose, kažkur žiovinam, ne? Kitos ten kur nors į dirvą galim įmest, bet jeigu jos nukrenta kur nors ant asfalto, ar kur jos nesutiks, saulė ten kaitina, vėjas, jeigu papučia ją, nukrenta, jinai dygt pradeda. Ir daleiskim tų sėklų krūvą, gali būti piktžolės, gali būti kažkokie vaisiai labai organizmui geri, stiprinti organizmą, gali kokius, kaip dabar yra ten, visokius šilaugių, tokių gerų uogų, žinot, užtikrino. Tai įsivaizduokit, jos kaip nusireidžiana, pukšt ir papuola. Ir ką tu žinai? Kas tau dabar aplinkybės yra, einam mes gatve, einam ir staiga pamatom seną pažįstamą. Nu ir tas senas pažįstamas, mums padaręs prieš 10 metų buvo kokią, negerą kokį darbą, ir aš atsimenu, piktuoju. Ir man iš karto, tas samskara pagal vietą, laiką ir aplinkybės jau iš karto, čia nereikia laukti metų, 2, būna ir tokių, kur 10 metų reikia laukti. Iš karto išlenda, ir kas gali būti? Leiskim, kitas gali įsitraukti pistoletą ir nušaut, kas vyksta iš karto. Čia nevyksta ta motivacija, ta karma, jinai ilgalaikis procesas, jisai apsisuka. Nėra taip, kad tu ateini, nėra va tų psichinių ligonių, nėra tų, kur žudo žmonės, tokių, kurie, čia labai retas atvejis, kuris ateina, viskas būna jau planuota arba kurta iš praeitų gyvenimų arba net šį gyvenimą. Įsivaizduojat? O mes kartais stebimės, kaip ta mergina bagažiniai sudegino, dabar kur visi kalba. Viskas, tenai ugra karma sukurta. Viskas, jau išeities nebuvo, iš jos išeiti. Aš jau dabar tas karmas, kaip analizuoju, aš žiūriu visus žmonių gyvenimus, net kartais numatau. Kaip čia, to filmavimo gal negerai kalbėti, nes paskui sakys, čia ateina ir kalba kažkokį. Žinai, pievas, baktai ypatingai. Minukas. Nes o kaimynas, matėjai, sakau, va šitam kaimynui kažkai. Kaimynas pas mane vaikšto ten ir pastoviai jisai prišiltnino. Ir aš, kadangi per psichologinę prizmę gyvenimo pastoviai žiūriu, kiekvieną aš dieną analizuoju situaciją, kiekvieną viduj. Tai pamažu, tai tokį kartais stambiau aš pasižiūriu. Ir sakau, žiūrėk, jisai dirba, jisai varo, žiūrėk, kaip jis laksto. Ir sakau, apie tą kampą, sakau, pamatys, jisai, man atrodo, jisai greitai paliks kūną, po savaitės jisai jį paliko. Tai aš nežinau, ten kaimynam, jeigu būčiau tikrai atvertęs, ką aš pasakiau, tai mane būtų ten. Ir aš pasvarbiausiai ant kitos dienos, kartuodamas žepą, ryte atsikėliau. Aš ryte atsikėliau, kartuodamas žepą 5 ryto, aš žiūriu, jisai mašinų, sėdi jo vėlė, kaimyno mašinų, aš dar išėjau. Čia žinokit, gal paskui pakalbėsiu, kaip baigsim, nes biškai toksai gausis, kad sakys, čia žinai, tėvas. Ta samskara, tai vat mes ją pasėjom, gaunam, tada aš einu gal paskui, po to gaunasi vasana. Čia sanskrito naudoju tos žodžius, kadangi jie jau tūkstantmečiais naudojami, tai aš negaliu jų vengti, ir nors noriu paprastai kalbėti, bet čia jau yra pats Dievas tą sureguliavęs, tai aš negaliu apeiti, ir čia sanskrito kalba pati seniausia apie pasaulį. Tai yra norai. Mažyti tą lentą negaliu, aš čia tilpti, už tai negaliu normaliai nieko nubražyti. Taip, tai čia motivacija, kažką sumastėm, perėjo kiekvieną motivaciją, be išimties. Yra tokių, kurios greitai sudygsta. Čia dar galima pavadinti šitą samskarą, tai kaip medis. Papuola į dirvą, jisai auga ten ir paskui pradeda duoti vaisius. Vasana dabar, psichologinė konstitucija, dabartinės elgesys, dabartinė sąmonė, iš praeities sukurti norai, norų realizavimas, veikimas. Tai vat, mes jau motivavom kažką, čia pas mus gimė, laikas, vieta ir aplinkybės. Laikas, vieta ir aplinkybės, daleiskim ir dabar, laikas, vieta ir mes susirinkom, ne? Reiškia, jau pasąmonė jum iš vidaus, sako, jūs ateikit. Ateikit, paklausykit, nesvarbu, ką jisai ten kalba, bet gal... Reiškia, jau jūs pasėjus, čia irgi, čia viskas eina, ir dvasiniai, ne vien tik blogi dalykai, nes karma nėra vien tik bloga. Tai va čia ir yra ta pasąmonė, bet jinai yra
jin veikia ten 4 principais, bet iš tikrųjų dabar apie antrą gal tik pasakysiu. Tai yra jinai ilgalaikio veikimo ir trumpalaikio veikimo. Ilgalaikio veikimo, tai jinai gali dešimtmečiais, šimtmečiais, net kitą gyvenimą. Mes čia daug ką kelsimės į kitą gyvenimą. Čia šį gyvenimą, kaip minėjau, 65 000 ten tų visų gali išleisti. Kas ir mato. Man, paleiskim, per 43 metus jau, žinokit, tų smulkių neskaičiuojant, nemažai išlindo visokiausių tokių. Aš turiu minti, ką reiškia nusivylimų, širdies tokio nevilties, tokio geismo, visko, kuo tik mes, kas tik tai mūsų pėdsaką tą gilų palieka širdį. Ne? Ir kas svarbiausiai, ką aš išjaučiu, arba kiekvienas iš mūsų, ką mes išjaučiam, tai tas, jeigu jisai neatidirbtas sąmoningai, tas jausmas, jisai grįžta, jisai pasilieka toliau, jisai niekur nedingsta, mes jo nepanaikinam. Paskui pakalbėsiu, kaip ta karma iš vis naikinama, yra stabdoma. Aš pats ant savęs pajaučiau, kad aš jas truputį apstabdžiau. Labai mažai ten. Nemoku paaiškinti. Vienu žodžiu, kaip ventiliatorius į rozetę būna įjungtas, jisai sukas, tu gyveni kaip visi ir paskui ištraukia iš rozetės, jisai vis tiek sukasi dar. Ilgai. Jisai gali, jeigu koks geras ventiliatorius, tik ištraukia, tai dar kokį 15 minučių iš ten sukasi. Ir paskui lėtėja. Ir paskui sustoja. Tai va čia dabar pakalbėsim. Vasana norai. Tai va, čia sėkla, čia jau ta sėkla kaip sudygsta, atsiranda norai tada. Ir tie norai kažkokie troškimai tokie galingi, kur kartais nenugalimi, sako, prieš mano valią, va tikrai būna, ne, kažkok sunku nugalėti juos. Ir čia, gražiai aš netelpu, biškai per daug įsiplėčiau, bet ir čia vėl užsidaro tas ratas. Vryti. Mintys, bangos minčių, įkyrios idėjos, protų kombinacijos ir taip toliau. Yra teigiamų minčių ir neigiamų minčių, tas virpetas toksai, jisai ateina. Mes čia tas ratas, jisai va taip ir sukasi. Čia jeigu žarčiau pasižiūrėjus, va, galiu net parodyti čia, jis mane pabraižyta yra. Tai va, iš tikrųjų, nuo čia kai prasideda, va taip eina. Viskas ir taip ratu, paskui aš paaiškinsiu, kas čia, va, čia siela, paramatma. Jo, nes aš čia negaliu braižyti. Jo, ir tas ratas vadinas tas samsara mūsų, vadinama. Ta, kur žmonės sukasi čia materialiam pasaulyje begalybę metų, be sustojimo. Kas tiki reinkarnaciją, jūs tai tikrai jau tikite, jeigu čia sėdit, tai... Nes reinkarnacija, kas tai yra, tai mes, matot, pomirtinis gyvenimas, jisai galvojam, kad tu ar baigė, žinai, kaip krikščionybė, daleiskim, tik į rojų patenki arba į pragarą ir viskas. O čia pasirodo biškai sudėtingiau. Čia kaip pasigilini, tai čia per daug būtų gerai, tai galima būtų kažką dar paveikti, o dabar čia yra 8 400 000 tik rūšių gyvybės. Jų knibždėti knibžda, įsivaizduokit. Ir va čia va mes ką sukuriam šitam rate, ten mes ir papuolam. Dabar šičia, jau aš čia minėjau, yra begalė tų pliusiukų, begalė minusiukų. Pliusiukai tai sukurti tie mūsų blogieji, gerieji norai, motyvacija ta blogoji, geroji. Mes tų motyvų visokių turim, bet kartais mes jų negyvendinam, ne? Būna dienos bėgi, kažką sumastai, bet tas sumastymas ir lieka, mažai ką įgyvendinam mes iš tikrųjų realybėje, ne? Nes jei pradėtume įgyvendinti, kas pas mus ateina į mintis ir motyvacijas, tai čia mes kaip gyvūnai gautum. Kažkokiu momentu tikrai išeina toksai, kad tu kažkoks keistas, kad pilnas nuodėmių kažkoks. Sustot negali nuo to, ne? Tai jeigu vis, įsivaizduokit, jeigu žmonės, tai dabar jau taip ir vyksta, žiūrėkit, gatvėje mylisi net, rodo, arba ten, kaip ir žmonės. Ta prasme, čia pavyzdys tas. Tai va jau jie pradeda tą vystyti. Ir tos mintys, ir čia sugrįžtam, čia vėl aišku, į tą pusę mes pereinam ir tai be galo be kraštų sukasi tas ratas. Ta siela, jinai, čia psichologinis karmos veikimas, vadinasi šitas šiaisiai. Ta siela, jinai, kaip jinai, skaitykit, galima skaityti, kad jinai stebėtoja viso šito reikalo. Jinai negali, nepajėgi pakeisti, nes yra žmogaus ta valia laisva ir jisai pats turi pasirinkti, jis pats turi išeiti.
kaip mes įėjom į tą ratą, nes viską sukūrėm šitas samskaras patys, čia Dievas ne prie ko. Nereikia kaltinti tos Dievų, jam kaip tik dėkoti reikia, kad jis leidžia. Vat, kas atsitinka gyvenime blogai, tai iškart dėkokit. Net, kad pats blogiausias iš karto, pamatysit iš karto. Nes mes kaip pradedam keiktis, ar ant žmonių, ar ant dar kur kaltinti pradedam. Ir čia natūralus būsena, aš irgi, vat, man neišeina ten pastoviai. Bet po dienos, po kitos atsimenu, aš atsiprašau mintyse, ar kaip tenai, nes papuolė situaciją iš karto analizuoti, nesuspėjai juos ir užeina pyktis, geismas, tai va kas žlugdo labiausiai tos dalykus. Ir va šitam va samsaros rate vadinamam mes sukamės. Dabar, čia va žmonės va šitam ir, vienu žodžiu, ir biškį paklysta, jie galvoja, kad viskas, kad jau jie negali nieko padaryti, kad nulemta viskas. Ir va, jūs taip manot, kad nulemta mums viskas ir jau. Šitai nemanytume. Va, tai labai geras supratimas, nes jei daug kas mano, kad nulemta, tai jiem ir būna nulemta. Todėl jie, tada nes čia kadangi daug visko yra, va apie tą pasąmonę kalbant, ne? Tai mes su tuo nulemimu ir gyvenam. Pasižiūrėkit, vieni žmonės visą gyvenimą skundžias kažkuo. Vieni linksmi, daug maž, va, gal iš pažįstamų ratų, o kiti skundžiasi. Tai tie, kur skundžiasi, juos ir vejas. Pats Kristus sako, kaip jis tai ten motyvuoja, kad iš to, kuris neturi, bus atimta. Tas, kuris turi, tam bus pridėta, ne. Įsivaizduojat? Tai va tas, va reiškia, jisai medituoja tuos blogus dalykus ir jam imk nor gaila. Tu nori blogų, tau duoda blogus. Tu nori gerų, tau duoda gerus. Čia teorija, bet praktiškai tai realizuoti reikia. Suprantat, aš čia teoriją kalbu. Tai va čia, jeigu taip trumpai apie tai, kad aš paskui suspėčiau, iškratrinsiu. Ir dabar, štai iškai labai tik sunkiai valusi. Pasižiūrėk, gal kur lenta didesnė bus. Taip. Tai dabar yra toks dalykas kaip prarabka karma. Prarabka. Tai čia kaip rusų tas darbų vykdytojas, gal tas į prarabą. Ai, prarabą, į būdės. Ai, ir kaip Visockis dainuoja, ten yra. Jis yra apie tuos, būt может, тот обрезлый кот на раньше негодяем. Gražiais, tai. Nu, tada su karma ir susidūrė nuo vaikystės. Va, prarabka karma, tai sunkiai sunaikinama, duoda vaisius, pėdsaką ir jie valgomi. Va dabar, va, mes ją dabar turim, va čia va dabar va stovėdami, jau aš turiu su prarabka. Bet kas yra gerai, kad ją galima keisti. Vat dėl to, kad jinai yra, dabar ją gali pakeisti. Vat šitam būviai, žmogaus gyvybės formoj. Ar taip supratau? Kaip? Tai ką dabar padaryti, dar gali išpirkti ir atsiprašyti. Tai dar pakipti. O kas iš praeities, ten jau sunkiau. Sunkiau, yra sunkiai, va, viską spėsiu aš čia turbūt pasakyti, tai trumpinsiu biškį, nes labai ilga būtų paskaita iš tikrųjų, taip už tai biškį patrumpinti. Ir jo, yra tokia karma, kurios iš vis pakeisti negalima, už tai ir žūsta tie lėktuvai, kur skrenda, bet palaukit, mes kalbam tik apie šį gyvenimą, o čia yra daugelis gyvenimų, čia plačia forma, ar galima individualiai karmą nagrinėti ir galima pasaulinių mastų įvairiai. Tai jeigu nagrinėti ją plačių mastų, tai ta karma, jinai, jeigu aš patekau kur į katastrofą ar ką, aš žuvau, tai dar nieko nereiškia. Ten kitas gyvenimas yra. Tenai. Čia mes tik galvom, kad kažkas blogai, nieko blogo, kai mes nežūstam, žūsta tik kūnas. Bet jei kalbant tokia jau tiesioginė prasme, tai jo, čia nėra nieko gero, žinai, noris pasidžiaugti, dabar va gyvenimu tikrai laimingų. Tai va ta prarabka karma, va dabar mes gaunam vaisius, va kaip jūs ir sakot, va dabar keist gali. Va šiandien, ką jūs galvojat, ką jūs kažkam pasakysit, jūs galite laisvai. Ir net kas ateina iš pasąmonės, jūs irgi daug ką galite keisti. Tai šito net nerašau gal. Tai dabar, tad prarabka, tai galima taip būtų, bet paprašyta, didelės lentos nedarysiu. Čia vat yra begalė, čia va tas va, kur trilijonai tų, kaip sakiau, čipų, bet yra iš tų čipų
Nu, imkim koks milijonas, paimkim, sumažinkim, biškį, sušvelninkim ją save iki to grįžimo, nes mes dar nepamirškim, kad yra toks dalykas, kad čia nėra pagrindas mums išanalizuoti tą karmą, čia būti laimingiem. Mūsų tikslas, jūs turbūt žinot, kad grįžti pas Dievą. Čia visos religijos kalba. Nereikia būti kažkokiu fanatiku, kiekvienas mes turim savo kelius, nereikia mums dėkti kiekvieną savo religijos, bet mes puikiai žinom. Ir Kristus kalba, ir Buda, ir Rama, ir Krišna, ir Alachas, visi tą patį šneka. Bet kad iki to prieiti, čia kosmosas. Iš tikrųjų, tai greitai galima prieiti, bet čia labai didžiulės valios reikia ir tos pačios motyvacijos, ką kalbėjom, nes pasąmonė irgi pas mus ir. Ir va tam dideliam rate čia trilijonai tų. Kartais būna gyvenime, kad mes traukiam tą pačią blogiausią karmą. Ji maža labai, ten nėra didelį, ją pakeist gali, bet žmonės, tik jūs pasižiūrėkit kartais į žmonės. Paimkit Afganistane, gimsta vaikas, ne, aplinkui bombų sproginėja ir visą gyvenimą iki 50. Ten jį nešioja iš vienos vietos, jis nežūsta net. Jisai papuolęs, jisai neišeis į gyvenimą iš tos karmos. Tai čia dar nieko, čia dar smulkmena, jisai gyvas dar lieka, jis tik tai patiria stresą visokią. Jis pripranta prie to, net jis gal kartais net, kaip aš su čečėnais kalbėjau, tai jie pripratė ten, jie sako, nieko čia tokio, žinai, namus susprogdino, kitą pereina, ten mamos tuos vaikus net nešioja, žinai, gimusius ten, aš su čečėnais bendravęs daug. Bet yra dar kiti dalykai, kartais išeina gyvenime ir atsiranda toks dalykas kaip vėžys, liga, va tokia, irgi. Arba daugelis kitų, va ta katastrofa, tai yra va, mums nulemta ta karma, kurios jau negalima. Ją iš tikrųjų galima pakeisti, bet tada tu turi matyti ateitį. Ką reiškia ateitį turėti, tai tu turi taip būti dvasiškai apsivalęs, kad tavo siela būtų skaisti, kad ji prašviesėtų, kad tu jaustum. Matyti tai nereiškia šitom akimi mes nematysim, mes vidum jaučiam, kartais kaip tas sąžinės balsas kalbasi, bet mes įspjaunam. Kiti, kad jis nekankintų, tai užpila dar šnapso ir viskas tvarkoja, net neklauso. Tai va, iš tos begalės jį yra maža, iš tikrųjų mums net sušvelnina, ją išdalina, išmėto. Kartais pats Dievas įsikiša į šitą reikalą, nes jeigu nuo širdies asmenybė, be galo nuo širdį, būna nuo širdžių žmonių, tai paima iš to gabalo ir tik išmėto, tas visur išmėto, sako, palaukim dar ateičiai, palikim, nes sako, negalim jo taip. Kaip Kristus, tai galėjo, jį prikalė prie kryžiaus, sako, viešpatį prisipinguoja, jie nekalti, sako, jų nekalti, nes, ta prasme, tiesė tau valė. Tai ten, aišku, jau pavyzdys tenai, čia mums. Tai va, tai jis išmėto dėl to, kad mes, kai kurie gavę tą karmą, mes nesugebėtume ir kai kurie net neperneša. Pasižiūrėkit, kiek savižudžių, o dabar vėl mūsų žudė, kažkas nušoko nuo tiltų, kur čia skaičiau Facebook'e. Tai vienu žodžiu iš malonės padalina, bet ta malonė būna tik labai sąžiningiem ir labai nuoširdiem žmonėm. Nuoširdumas yra labai didžiulis dalykas. Kas jį turi, praktiškai jūs galite išvengti nelaimės. Jūs to net nesuprasit, bet kartais net galite ir suprasti. O jeigu būna pirštai įsipjovė, tai žinau, kad galėjau tau ranka būti nupjauta. Bet mes, čia, žinai, net mintis nešauna apie tokius dalykus. Tai dabar tada... Blogą karmą galima greitai realizuoti. Blogą karmą mes greit galime realizuoti, suvokti ją galima. Gera karma tęsiasi ilgai, bet sunkiai užtarnaujama. Blogą karmą mes galim greit realizuoti, tik reikia kažkokio irgi vadinama ta motyvacija, kad kažkokio kelio pakliūti. Joga kažkokio užsiimti, dar kažkuo. Atiesa, dar pamiršau iš šito pasakyti, kad va šičia va uždaryti galima karmą visiškai. Matai, aiškinau, būčiau praėjęs. Jogos principų. Bet kokios jogos neturi reikšmės. Ar religinė prasme, ar krikščionybė, ar budizme, ar krišnaizme, vedų mokyme. Vat, aš remiuosi vedų mokymu, tai yra tautinė Krišnos sąmonės organizacija. Čia toks atskiras daugiau. Aš ne tam atėjęs, kad parekomenduot kažką į to keliu, nes jūs individualus, jūs turite savo kelius. Man jisai tinka, aš einu, aš per jį sakau, daug ką išjautęs esu. Tai va šitam keliai mes galim uždaryti. Kokiu būdu uždaryti? Yra įvairios mantros. Nežinau, kas kad pagrindė tai yra, čia po to gal prieisiu dabar. Gal eilės tvarka, bendrai priekį išbėgsiu. Yra Gayatri mantra tokia girdėta.
Palaukit, jūs dar brakminės negavus, tai galiausiai ten nekartojat. Čia inicijuota, yra mokinė, ta prasme jau eina tuo keliu, nuosekliai gavo išventinimą, viską žmogus ten karšan dasa dikari toks mokytas, atvažiuoja labai, jis ten nušvitus asmenybė praktiškai, siekiamybė. Jeigu atvirai pasakius, tai jisai mane čia ko gero ir paskatino šitą mintis. Nes čia buvo toks momentas, kad ir vienu žodžiu ta Gayatri mantra sunaikina mintis profilaktiškai ir blogas, profilaktiškai jas naikina ir dar blogas mintis visas sunaikina, įkartojimą yra ten, nes šiaip brahmanai kartuoja, jos veikia tik kada prisirišia prie kažkokių mokinių seka. Ir bet kokia joga gali. Yra, daleiskim, aš kartuoju Maha mantrą, yra didžioji įsivadavimo mantra šiam amžiui skirta, jis skaitosi, tai aš kartuoju tą mantrą, tai yra 16 skiminių. Hare Krishna Maha mantrą teko girdėti. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Čia vienas ratas, paskui perinu Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aš šiandien trečią nakties atsikėliau ryto čia skaityti, tai aš sukartojau 2,5 valandos tą mantrą, 2 valandos. Ką tai reiškia? Aš koncentruoju savo protą į garsą ir aš jį nukreipiu į širdį, stengiuosi nukreipti. Mintys nepasiduos ir jos nepasiduos, nes kadangi jos koščiatėjęs. Klauskite. Prašau, tai pas mus taip kaip ir tėvė mūsų. Taip, Tėvė mūsų ir, kaip sako, ir mintis nepasiduos, ar ne, tai širdies ir tarsi, ne mintise. Taip, lygiai tas pats. Pavyzdžiui, irgi yra garsas. Kuo nuoširdžiau, tuo geriau. Čia yra religija iš vis ne prie ko, kelias ne prie ko. Tik vieniem jisai eina vienoks, kitiem kitoks. Aš daleiskim net nušvitimą per šitą mantrą patyręs esu. Gal ne per mantrą, gal per patį kelią. Jau aš čia pasakau praeitą kartą trumpai, bet čia asmeniai tokie dalykai. Aš kartais juos su asmeniniu, kiti neliečia tų asmeninių, tu pasako daugiau, kas buvo. Aš juos dėl ko paliečiu? Todėl, kad mano vidinė praktika man labiau patinka, negu kas buvo anksčiau. Aš nežinau. Aš ką jau išjaučiu, aš mažas tas tarpelis to išjautimo, bet jisai yra tiek galingas. Aš realiai pačiupinėjęs, ką aš galiu kalbėti drąsiai. Ir liudijimus, pavyzdžiui, klausyti, tikrai tai yra įtikinimai ir norisi klausyti, va, žmogaus. Aš irgi dėl realizacijos ateinu čia grinai. Taip. Nes sakykit, ta teorija, suprantat, vėl neįeina iki mūsų širdies, ne? Kad nori kažką praktiškai pasisemti, gal ne kažką? Nieko. Mindaugas labai jaudinasi, mes jam bandom siųsti šviesos spindulius, nes čia draugiški. Ne, viskas. Matot, aš noriu suspėti, va čia prabėgtų, paskui pabendrauti vietume. Noriu prabėgti va šitą, nes pasiruošiau, už tai trumpinu, nes tos 2 valandos, sakau, kažkaip tai taip staigiai prabėga, aš nespėju čia. Reiks, aš kitur kur nors salytę, kai surasiu jau, kur nereiks mokėti kas nors čia. Aš turiu pas vieną draugą, bet tai ten pramoninėse, tai kažkaip, tai nežinau, pramoninis važiuoti. Nu, pas jį darbė tenai, žinai. Tai nereiktų čia už tą salę, tai žinoti, ten ateitume draugiškai ir kalbamės. Gerai, tada einam toliau. Yra, dabar vat priėjom tą dalyką, tokia yra drida karma, negalima keisti, ir adrida karma galima keisti. Drida tokia, taip skamba gan, tai vat jos negalima keisti, o adrida galima, tai vat jos nerašau gal jau ant tos lentos, po to parašysiu. Kaip atrasti tą žinojimą, ko negalima keisti, nes bandai keisti, reiškia, tau tada atiduoda tai, ką tu bandai padaryti, kad išsaugoti kitą žmogų, reiškia, ryštą tau, už tai, kad tu bandai keisti jo gyvenimą. Ai, žinokit, jo nekeiskit gyvenimą, jūs savo keiskit. Nieko nereikia keisti, kito svetimo nelyskit. Aš bandžiau jau lysti ne kartą. Jie prašo. Ir jeigu tai yra jo mama. A, jie prašo? O jeigu prašo, tai čia, žinokit, čia yra būtina. Jeigu prašo būtina, čia, žinokit, čia jau net ne karma, čia gaunasi, kad tas žmogus, ir jeigu jūs jam galit padėti, jeigu realiai galit padėti, tai jūs nieko čia, žinokit, blogo nedaro. Čia jūs nieko, jeigu jūs per prievartą imtumėt, naikintum. Nes galima perimti karmą, jūs galite net mamos karmą perimti. Labai lengvai. Nes yra žmonių, kurie yra istorija. Sirgo
sūnus vienos mamos, čia nežinau, kur čia Amerikoje, kur čia vyko. Ir širdies, kas ten buvo, jam net operacija ko gero, bet nereikėjo daryti, kiek žinau. Ir ta liga rimta, ir ta motina pastoviai meldės, kad jai ta liga pereitų. Ir viskas, tas sūnus pasveiko, tai motinai kaip kaliai viskas. Jinai gyva liko, kad jinai pradėjo sirgti tą ligą, ką sūnus, o tas sveikas. Čia realus dalykas, visiškai realus realybė, kaip mes va. Nes kiti gal galvoja, žinai, tukščiai žiūržiavimas, toksai čia ateinam pasikalbėti tam, kad neturėdami ką veikti. Tai va tie žmonės man jų gaila iš tikrųjų, nes kokiam tu lygiai bebūtume, kaip tu begyventum, kad ir tu gerai gyveni. Tas gėris, jisai, aš jau kaip minėjau, jis sąlyginis. Jis laikinas, jis labai laikinas, nu gerai, imkim, kas dabar ta laimė, tai turtai būna. Pinigai, va, mums įsivaizduojami laimė. Nu, tai tu įsivaizduoji, gerai, aš gausiu dabar pasitenkinimą kokiem 10 metų, ten kokį milijoną, kas iš to? Tai vis tiek laikinas, vis tiek mes paliksim šitą visą bagažą, ką tu beturėtum. Ir per tą laiką tu tiek prikrausi, kad tu nespėsi paskui vytis dar ten. Nes tą pačią karmą, čia va, kur tas ratas ėjo, tai vieną mes galim prigesinti, kitą mes arba vieną darom, o kitą iššaukiam. Ir daleiskim kažkoks paprastas dalykas, o su kažkuo apsitikę, ne, mes galim tą klaidą ištaisyti, tų pykčio, ne, susitikti, bet mes galim susitikti, ištaisyti, bet mes dar galim susimušti paskui net. Ir dar pagilinti ją, tą karmą, dar. Toj karmoj dar ratas kitas užeistas pastiprėsinai. Tai daug kas va tas va tokias klaidas daro. Va, silpna karma mūsų pastangom naikinama, stipri karma mūsų naikina savo pastangom. Silpna karma. Bet ir ta stipri karma, čia yra taip giliai paliesta, irgi mes ją galim naikinti, kaip aš minėjau, daugelis žmonių vien doruvingais darbais jos nepanaikinsi. Daleiskim, gali būti dorybės gūnų, gali pasiekti dorybės gūną, geras būti, viską ten negeriai, nerūkai, nesikeikiai, ten idealus, ten labą dieną, viso gero, toks, nu, žinot, kaip būna intelektualai. Bet jisai tos blogos nepakeis. Aš asmeniškai esu susidūręs su intelektualių žmonių profesorius. Buvęs profesorius dėstysi ten fizikos mokslus kažkokius ten giliai. Ir jam 85 metai, tai buvo nesenai, prieš 4 metus. Aš į laiptinį apsimyžusi žinau. Jisai sėdėjo apsimyžęs, prasmyžęs ir jisai numirė paskui po kelių mėnesių. Aš dar praėjau pro žmogų, net iš jo ten, kai davė tas marvė, tai išvežė 2 statybinius konteinerius visko. Iš jo vieno kambario būtų 2 statybinius, ne 2, 3, tos didelius tos. Jis tiek nešė. Psichika sutriko žmogui. Viską. Tai įsivaizduokit. Jūs klauskit gal pakeliu. Priežastis viso. Ne rezultatas, bet būtent karmai reikia rasti priežastį, man rodos. Kodėl tai vyksta, tai tada gali. Taip, tai aš va, čia einu, dabar gal eisiu. Nes čia yra labai ilga, įsinagrinėti labai sunku be galo už kartus. Jeigu ta informacija neslaptam, jūs galėtumėte man ją elektroninius paštus. Galiu, neslapta. Ir tada mes, pavyzdžiui, net ir su draugais pasidalintumėm emocijom teigiamom. Čia tai aš metodiką pasiruošęs pasakojimui šičia. Čia trumpita, jūs čia nelabai suprasit. Nu kaip, aš galiu šitą, nes čia trumpiniai. Tai čia iš tų trumpinių aš jums galiu... Mes nestudijuojam nei vedų, nei vedų. Aš jums atsiųsiu, žinot ką, aš jums atsiųsiu jau normalius, jūs man elektroniniai. Čia užrašyti. Aš turiu savo prieš. Tai aš jums atsiųsiu informacijos, kur jūs suprasit. Ten labai daug. Vat, dabar toj geroj karmoj, jeigu mes norim kažką, iškelt kažkokius gerus dalykus, vat, norim pasirodyti ar ką prieš kažką, kad mes ypatingi ar dar kažką, tai mes silpninam tą veiksmą. Silpsta, daleiskim, kaip aš ateinu ir kalbu, kad aš nušvitęs buvau, ne? Aš jau silpninu jį. Iš tikrųjų, tie dvasiniai mokytojai neina, niekur nesako, kad aš nušvitęs buvau, ne? Bet aš pasakiau. Bet kadangi aš pasakiau, kad buvau jau senai, jeigu dabar būtų buvę ir būčiau pasakęs, man šakės, aš būčiau čia net neatėjęs šiandien. Nes būčiau ėjęs va toks va. Nes man būtų viską nuėmę, iš karto būtų. Panaikina tokius dalykus, negalima niekam. Čia paslaptis. Už tai mokytojai eina tokie, va, jūs dvasiniai ten, būna, vienu žodžiu. O blogi dalykai, jeigu jūs nuslėpėt,
širdį, jie auga. Juos reikia paviešinti, juos reikia pasakyti, vat aš galiu pasakyti, kokios pas mane silpnybės. Aišku, ten triusikų nesimausi prieš žmonės, ten neaiškisi. Bet daleiskim kažkokiam rate siauram, kur namuose ar ką, tai tu turi įsikalbėti, o tas įsikalbėjimas tarpusavy labai svarbu. Pasakyti reikia vienas kitam, kas bloga, kas gera ten. Bet tik čia. Tai taip. Ir vat, tas būtent, tas pasididžiavimas, kodėl ten panaikina tą gerą dalyką, vat, kaip aš minėjau, nušvitimas, jeigu aš būčiau dabar nušvitęs, pasakęs, jau neteičiau. Todėl, kad man ego, jis atiek užgoštų, jis siela žik būtų ir viskas, ateik čia, sakytum, švituolė. Ir tada man dėtų per skur. Taip dėtų, kad aš neturėčiau vaikščiot niekur. Žinai, būtų tik ir taip toliau. Pat nereikia toliai, pavyzdys. Čia aš į savo, mano darbas tikras tai yra nekilnojamo turte, aš tarpininkauju. Ir šiandien, va, tik iš darbo važiavau skaityti paskaitą. Tai aš dabar pavyzdį jums galiu pasakyti. Kada čia rankininkus sėdži žmogus. Nu, aš tokius pavyzdėlius dedu, nes mane labai tiesiog, nežinau, kaip priaugė. Ir aš jau, jis dar nespėjau jų atvežti, jis ten viską ten tinka, viskas gerai, Mindaugai, bet tas ir tas, sako, jis pradėjau ten su to šeimininku viską viešiu, aš tau jau, jisai sako, atvažiuok į mėgą 2 valandas. Aš jau aš pradėjau trint rankom. Jau aš žinai, jau pradėjau galvoti, kaip čia ką daryti. Kaip aš tik pradėjau galvoti, jau nuvažiuoju pas šeimininką, atsišveitinėjau, ten bylas, skambutis. Žinai, ką Mindaugai, aš jo neimsiu. Aš patenkintas, laimingas iškart realizavau, kad atėjo iš vidaus, tik pradėjau mąstyti į ateitį, dar negavęs rezultato, jau aš pradėjau. Jau Krišna sako stop, aš sakau Krišna dėl to, kad aš remiuosi. Nu, vardai yra, Kristum galim, nesvarbu čia. Paramatma geriausiai, nes mes iki paramatmos dabdai galim, iki Krišnos tai labai sunku, tai čia asmenybė yra. Dievas tai yra asmenybė, kaip aš. Tik jis be galo didžiulis čia. Kur mes dabar gyvenam, tai 1/10 dalis tik visos šitos kūrinijos. O jinai begalinė. Įsivaizduokit, dvasiniam pasaulyje viena planeta Vaikunta Lokoj užima kaip mūsų visa visata, viena planeta. O tų planetų milijardai. O tų visatų irgi, nu čia kita tema, kad neįsiplėščiau, nes aš kaip pradedu paskui ne ten važiuoju. Tai va, nusilpinam, tai niekad, jeigu kas ką nors gero jaučiat, ar ką, labai širdies, jūs būkit tas, kas esat, galima būti, linksmų gali būti, o patenkintų gyvenime mes visi, bet niekam nepasakot, dėl ko, tik pasakysit iškart viskas bus, nes pasiims iš jūsų Lakšmi, ta deivė, kuri yra, tikima tą visą paima iš karto. Čia gaunas pasipuikavimas, dėl ko tai daro? Žinau, dėl ko taip vyksta. Čia mus moko pamokos ir jų kartosis milijardai kartų. Yra įvairios pamokos, yra 5 minutės moko, yra 45 minutės mokyklų vaikus moko. Ir mus kaip vaikus moko. Kitą kartą kažkas ateina, kažkokį blogą žodį pasako, trečias vėl ten kažką. Ir mes kaip į jį sureaguosim, vat ką jūs tik ir sakėt, kad va, ta priežastis. Tai va ta priežastis ir dabar gali būti net. Daleiskim, jūs man kažką pasakysit blogo ir kaip aš dabar sureaguosiu. Jeigu aš normaliai aš suprasiu, kad tai aš man lemta, tai priim. Ir aš patenkintas būsiu, aš jums dar net padėkosiu. Viskas susidaro ratas. Bet jeigu aš tik įsileidžiu į vidų tą priešybę, jūsų, ką jūs man pasakėt, analizuoju ir aš jūs keikiu, viskas. Tai ne jūs nukenčiat, aš. Aš nesakysiu blogo, man draudžia. Ne, aš čia pavyzdžius. Aš asmeninu labai, bet noriu pavyzdžius duotų kaip, kad artimus labai. Žinai, kad nereiktų ten bėgti 1000 atgal. Tai va, dabar čia biškai jau gal ir reiks parašyti, juoda karma. Juoda karma. Pirmas, antras. Juoda, balta karma, trečias, balta karma, ir taip juokingai atrodys čia visiems aišku viską, bet bespalvė. Ketvirtas. Pilkas rūkas.
Ar karma panaš skaidri? Karma skaidri. Ir čia, žinokit, čia viskas paimta yra iš traktatų senovinių, čia ne aš sugalvojau, kad nepagalvotumėt, kad čia pats prisirašinėjau, sumastęs kažką. Ta juoda karma, tai yra gyvuliškas elgesys, mūsų poelgiai. Vat pasižiūrėkit, kiek žmonių, vat prie konteinerio, matot, dalis kažkokia yra žmonių, kokie, imkim planetos visumą, kokie 3% tikrai bus bomžų, mes jos bomžais vadinam, arba dar kažko, toks pavadinimas jums. Kaip kartais eina bėga šunų 10 ir eina moteris, vyras, kaip užsimetė tašytę, tokį sudriskė, vienas batas toks, kitas toks. Čia yra juoda karma. Ta karma galima keisti. Galima, viską praktiškai, viską gali keisti iš šaknų, absoliučiai. Yra ten keletas tokių, bet labai mažas procentas, kuriuos negalima. Čia jei im globaliai, tai negalima keisti karmos kokiai 0,1% ten dalies. Tai leistime, jeigu imkite 7 milijardai žmonių, jei apie žmonės kalbėti žemėje, tai procentas kiek čia gaunas? Milijonas? Tai čia sunku. Koks milijonas negali pakeisti. Imkim taip, gerai, grubiai pakalbėkim, kad nereiktų skaičiuoti, nes čia matematika prasideda. Tai tie, kurie negali, gal daugiau iš tų milijardų, aišku, kurie, kad ir dabar, jų daug žūsta avarijoje, avarija, žinai, juoda karma. Juoda balta karma yra, ją turi 70% žmonių. Va šitoj mes esame praktiškai, va šitoj būklėje. Aš čia nenoriu visiems tai pasakyti, kad mes esame, aš bent jau tai tikrai esu. Juoda balta karma. Pagrindė daugelis žmonių tuo užsiima, jie gyvena tą gyvenimą kaip ir visi, kažkiek tai prisideda prie tų dvasinių, kažkiek. Aš dabar stengiuosi po truputį prisidėti, tai laviruoju tarp šitos dar. Po to eina balta karma. Ta karma, jinai dalinasi į 3 etapus, ta balta karma. Tai yra tapas. Tapas. Savanoriška askezija, auka, vienu žodžiu, čia daug nerašysiu, askezija, auka, tai ta balta karma, kaip mes prieinam, jau jūs prie jos priėję, galiu pasakyti. Dėl to, kad jei čia jūs neprieitumėt, aš abejoju, vargu ar čia sėdėtume ir mes kalbėtume. Aš dėl ko sakau, kad aš čia esu, todėl, kad taip netaisi, žinai, ten nesi toksai, kad jau tu čia ateisi ir jau čia... Tas tapas irgi sanskritas. Tapas, tai yra askezija. Savanoriška askezija. Dar tik, jei taikliau pasakyti, tai yra intelektas, kuris, kada prieinam, reiškia, prie intelektualių dalykų prieinam, aš čia praeitą kartą kalbėjau, irgi aiškinau tą kitą lentelę. Čia tas lentelės braižau dėl to, kad aiškiau suprat. Ir tas intelektas, jisai yra kaip ugnis. Daleiskim, jūs galite atmest kažką, priimt, kas gero priimt, kas blogo atmest, ne? Tai jūs padėliot galite. Jums yra duota valeta, kad jūs... Ne. Po to dar einam ir jinai apvalo, tas tapas apvalo kūną. Tai praktiškai mes, kada jau pradedam gilintis, tai nenaudojam alkoholio, intoksikatų, jokių narkotikų ten. Taip, tai kas kūną labai teršia, stengiamės apvalyti kūną ir taip toliau. Tai yra ta savanoriška askezija. Aš net mėsos nevalgau, žuvies, kiaušinių, čia tolimo kelionė per pievas. Ir dar ten ir juodos kavos net negeriu, žinai, ten tų smulkmenų gal nevardysiu, nes jų labai daug, ko aš nedarau jau dabar, bet čia netame esmė iš tikrųjų. Čia tik tai kelias dar. Čia jisai nieko nekeičia, čia daug ko gali nevalgyti, čia karmos nepakeisti. Tapas yra taip kaip tikėjimas, ėjimas į kažkokią šviesą, aš taip suprantu. Taip, intelektas, kuris sudegina tokius... Intelektas gali tarnauti ir labai... Taip, jis gali, bet jisai čia daugiau, matot, vienam askezė, žiūrėkit, vienas negali net susireguliuoti savo to kūno, jisai negali tam tikrų laikų keltis, tam tikrų laikų valgyti, viską, tokių negali. O tas tapas savanoriška askezė, kada prieini prie to, tu jau gali tą ištemti. Paskui svadhaja apvalo protą ir subtilų kūną, valo protą, svadhaja. Čia sanskritų parašau, todėl kad ten taip. Tai jau čia
jau ne kūno askezė, bet protą valai. Ką reiškia protą, tai vat apie tą mes ką kalbėjom, kaip ateina ta minčių, visa rutina. Tai mes vat su ta balta karma, čia apsivalėm, kažkur atmetėm, ką reiškia apsivalėm? Tai reiškia, kad mes iš to visko kietojo savo, kur daug ten visko yra, kur sakiau, sanskaros tuos, įsitraukim, nes ta karma irgi eina į tą diską, ten viskas sukišta praktiškai. Mes tie kiti likę jau čia visą šitą karmą ir juodą ir baltą yra tenai. Jinai niekur nedingus, mes negalvokim, kad mes panaikinę ją. Nepanaikinę, aš čia tik tai... Viena iš mūsų karmos gaunas kaip ar apvalkalai ir struktūrinės dalys. Šitie. Vis tiek visas mes čia struktūrinės dalys. Tai kaip sluoksniai kažkokie ar sferos? Sferos, gyvenimo sferos. Daleiskim, žiūrėkit, į šį gyvenimą ką mes darom. Mūsų vidurkį paimkim gyvenimą, koks aš esu per gyvenimą, ką aš padaręs. Kiek aš susipykęs, kiek aš ką iškeikęs, su kuo įsiskyręs, ką įžeidęs, ką padaręs kažkur. O kito, žiūrėkit, gyvenimas, kiek jis nužudė, daleiskim, jis skerdykloje dirba, ne? Visą gyvenimą skerdykloje žmogus pradirbo, savo mirtim numirė viskas kartu. Viskas jam, ugra karma. Čia dar galima dar šį ugrą, yra. Aš kitą kartą gal apie tą ugrą daryt. Nu, kita tema čia jau prasideda, nes aš bijau, sakau, kad vėl... Tai jisai praktiškai palikęs kūną, jau jisai kitą gyvenimą jau pradės nuo juodos karmos iš karto gyventi. Jis gal ne gyvulius, žmogum gims, bet jis gims aklas, kurčias, be rankų, kreivas, Dauno sindromų, viskuo. Arba jį pjaus ten kas nors, arba... Aš šiaip po skerdyklas esu važinėjęs, aš knygas platinau, tai aš ten kaip pasižiūrėjau, žinokit, siaubas. Nu, esmė čia. Taip, dabar toliau einam. Toliau prasideda